Sveiki. Būsiu dėkinga už laikus, komentarus, už donatus. Kas nori asmeninio būrimo, taro, ar Lenormand, ar Kiper, ar žaidimo kortomis, žodžiu, galite kreiptis asmeniškai, mano kontaktai nurodyti profilyje, rašyti žinutę, iškart, kai galėsiu, atsakysiu. Pasižiūrim šiandien, kaip išsispręs jum, tarkim, kažkokia situacija, kuri jūs neramina, kebli situacija, o kokia čia ta situacija, ar jums tinka ar netinka, pamatysit eigoje, ar jums rezonuoja, kaip išsispręs jūsų situacija, ar problema kažkokia, žiūrim. O, nu čia praradimai, tiek finansiniai, darbo praradimai, darbe problemos didelis. Su darbu, su finansais, žodžiu, ubago korta krenta šalia darbo, suprantat, tai va čia kažkas su to ir susiję ir yra. Bet čia gausit kažkokią, žiūrėkit, žinią. Ir netgi gal kažkas dirba toli užsienį, pavyzdžiui, ir čia reikės išvažiuoti. Arba atvirkščiai prarado darbą dabar, finansiniai sunkumai, tai gausit kažkokį pasiūlymą, tolimą kelionę, persikėlimą kažkur, tai dirbti, netgi galima taip pasakyti, nes va čia kaip ir darba, bet kažkur toli, iš toli žinia, arba ta žinia iš toli, kur ateina netikėtos pajamos pas jūs, nesitikit netikėtų pajamų, žodžiu, neblogai čia išsispręs, nepergyvenkit. Čia kažkokia buvo sąjunga, gal santuokai, vagystės, praradimai, gal jūs čia žinot kažkokioje stresinėje situacijoje, būtent santuokoje. Ar šeimoje, santykiuose, va čia kažkokie tai žmonės. Nu, arba čia ta sąjunga darbinė rodo kažkokią tokią, žinot. Esmė ta, kad apgaulės, nešioja žmonės kaukės, vagystė, nu va, vagio kortą, ubago kortą, suprantat? O Jėzu, čia kažkokia labai sunki situacija iš tikrųjų. Net įkalinimo įstaigos, žiūrėkit. Arba tokia, žinot, situacija, kur jaučiatės tiesiog įkalinta. Gal jūs netgi jaučiatės įkalinta sąjungoje šitoj. Kažkas santuokoje, kažkas būtent toj darbiniai sąjungoje. Nu, žodžiu, labai tokia nekokia situacija. Bet ką aš jums noriu pasakyti, išsispręs, pažiūrėkit. Jau jeigu žiūrit ne pirmą mano būrimą, turit žinoti, kad čia pati geriausia korta, kokia gali būti, gausos, gerovės ir panašiai. Tai ką aš jums galiu pasakyti? Nu, va tuoj, artimiausiu metu. Gausit kažkokią labai gerą žinią, netikėtą net jums. Iš toli ko gero. Netikėtos pajamos ateis. Ir čia per oficialias institucijas, žiūrėkit, tai čia ko gero darbai, nežinau, reikalai kažkokie. Gausa ateina jums. Nepaisant dabartinės sunkios situacijos. Nu, jūs laukime. Kovojate. Kovojate. Čia moteris, žiūrėkit, krenta. Tuoj. Nu, kažkam tai netgi teismai eina, tai vat sakau, čia gal su skyrybom susiję ir kadangi krenta net jaunesnė moteris už jūs, tai gal čia dukra, pavyzdžiui, ir kažkokia moteris labai statusą turinti. Nu, kelionė tai 100% bus. Nusivylimas, žodžiu, šitą pabaigą tokia sunkiai, žodžiu. Bet ateis, žiūrėkit, meilė pas jūs dar, čia aš jau toliau nugrybavau, kaip sakoma, bet pačiai įdomu, kas čia bus toliau. Žiūrėkit, čia eina jums meilė į jūsų namus, bet čia... Turėsite, jeigu kam rūpi apskritai santykiai, nes čia apgaulės sąjungoje, sunku labai, tai... Žodžiu, šeimos namai, jeigu jūs vieniša bus vyras, su kuriuo gyvensite kartu, pakeisite namus. Nu, čia daug variantų gali būti, ne?
Bet iš esmės, man atrodo, jūs supratot, apie ką aš šneku. Jeigu jums rezonuoja. Tai, žodžiu, sunkiai jums, sunku bus, yra ta prasme, bet išsispręs net jums netikėtai. Tai čia kaip ir labai geras būrimas iš tikrųjų. Ir čia po toliau jau nugribavau iki meilės net, kad bus meilė ir namų kaita, su kitu žmogum gyvensite kitur. Čia gali būti net namų praradimai. Čia kažkas su finansais labai sunku. Tuo pačiu siejasi ir santuoka gali būti kažkokia nelaiminga finansinė. Arba kažkas santuokoje įkalintas ir negali pajudėti, bet sulauksit žinią, bus labai geras permainos. Kažkur toli turėtumėte išsikelti, net sakyčiau, arba ta žinia iš kažkur toli, kuri pakeičia jūsų gyvenimą. Netikėtos pajamos. Nu, žodžiu, nesikartuosiu aš nieko. Nesikartuosiu, tai tik tai galiu paklausti dar, gal kada paklausiu. Kada? Ar greit čia bus? Nes kaip ir Keeper laiko nerodo. O Taro dar galima pažiūrėti laiką maždaug. Bet pakankamai greitai. Keeper iš vis rodo greitas vasarą. Nu, tai šią vasarą, tai kiek čia to šias. Jeigu vasarą žiūrit, tai tada ir bus. O jeigu žiūrit ne vasarą, nu, tai tada teks palaukti vasaros. Tai va. Sėkmės jums.